Čia Energy Digest, tinklalaidė, kurioje apžvelgiame, kas geresnio pastarąją savaitę įvyko mūsų energetikos sektoriuje. Baigėsi 6 2021 metų savaitė. Iš geresnių savaitės naujienų. Elektros ir dujų jungtys su Lenkija juda į priekį. Litgrid baigė vadovo atranką, o reguliuotojas patvirtino sąlygas leidžiančias veikti energijos telkėjams. Iš tokių vidutinių naujienų ministerija skelbia turinti įrodymų apie importuojamą elektrą iš Astravo ir nutrauktas plūduriuojančios saulės jėgainės Kruonyje eksperimentas. Be visų šių dalykų ieškoma sprendimų elektros tinklams stiprinti, o Lenkija pasitvirtino energetikos strategiją. Štai papunkčiui. Niekas negalės pirkti mūsų politinės valios. Jungtis su europiniais elektros tinklais. Yra turėti kiek įmanoma žemesnį kainą. Их энергетическое кольцо. Это создает для нас проблемы. Energetikos ministras Dainius Kreivys pranešė turintis įrodymų, rodančių, kad baltarusiška elektra patenka į Baltijos šalių rinką. Ministras teigia, kad fiziškai baltarusiška elektra atiteka per Lietuvos ir Baltarusijos jungtį. Tokiu pat jos kiekiu suprekiaujama Latvijoje, kuri importuoja elektrą iš Rusijos. Pasak ministro, 77 gigavatvalandės tokios elektros į Lietuvą pateko per 10 dienų iki sausio 3-osios, kai Astravo jėgainė dirbo stabiliai. Visą tai esą įrodo Litgrid atlikta elektros srautų analizė. Analizė nebuvo pristatyta viešai, su ja uždarame posėdyje buvo supažindintas tik Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Tuo metu jos nebuvo gavęs nei Lietuvos energetikos reguliuotojas, nei Latvijos institucijos, nei Europos komisijos energetikos direktoratas. Sausio viduryje pastarosios institucijos atstovai tikino, kad ES prekyba Astravo atominėje elektrinėje pagaminta elektra nevyksta. Tai, kad parduoda baltarusišką elektrą į Lietuvą, neigia tiek Baltarusiai, tiek Latvijai. Ministro teiginiais abejoja ir kai kurie ekspertai. Interrao, rusiškos elektros importuotojai į Baltijos šalis, taip pat teigia importuojanti energiją tik iš Rusijos. Tiesa, ministras teigia, kad Europos komisijos energetikos direktoratas duomenys jau pradėjo gauti, o Latvijai bus su jais supažindinti. Ministras pažadėjo dėti naują realybę ant stalo ir klausti, kaip tai atitinka jų politinius įsipareigojimus. Prezidentūra pranešė esanti pasiruošusi dėl to šaukti valstybės gynimo tarybą, tačiau pirma laukia žingsnių iš energetikos ministro pusės. Pasigirdo naujienų apie abi Lietuvos jungtis su Lenkija. Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius Litgrid pranešė, kad Lenkų bendrovės MEVO vadovaujamas konsorciumas pradėjo dugno tyrimus Harmony Link elektros jungčiai. Tyrimo metu bus išžvalgyta 290 km ilgio ir 300 metrų pločio trasa, ištirti grunto mėginiai, identifikuotos nuolaužos, sprogmenys ir kita. Tam bus pasitelkta iki 7 tyrimams pritaikytų laivų. Ataskaitos tikimasi vasaros pabaigoje, jos duomenys bus naudojami kabelio tiesimo ir apsaugos strategijai rengti. Tuo tarpu Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatorius Amber Grid pranešė, kad suderintų darbų metu per Lietuvos ir Lenkijos sieną paklota iš anksto suvirinta 50 metrų ilgio GIPL dujotiekio atkarpa. Ji vėliau bus jungiama su abiejose šalyse nutiestomis naujojo dujotiekio dalimis. Lietuvos Lenkijos pasienyje veiks Santakos dujų apskaitos ir slėgio reguliavimo stotis. Pamatų ir technologinės įrangos montavimo darbai prasidės vasarį. Ja, kaip ir visą projektą, užbaigti tikimasi metų pabaigoje. Po elektros tiekimo sutrikimų sausio pabaigoje, kuriuos sukėlė iškritęs gausus sniegas, buvo aptariamos galimos priemonės, kurių imantis tokių situacijų būtų galima išvengti ateityje. ESO skaičiavimu, elektros tiekimas buvo sutrikęs apie 290 tūkstančių ESO klientų. Pusė jų elektra atsijungė ne kartą. Visi gedimai vyko dėl nuo sniego svorio lūžtančių ir ant elektros linijų atramų krentančių medžių. Ignitis grupės vadovas pripažino, kad klimato kaitos keliami iššūkiai tik didės. Tačiau kaip ir kitos pasisakiusios pusės, jis pabrėžė siekį su problema dorotis taip, kad tai nepadidintų finansinės naštos gyventojams. Anot ESO ir Ignitis grupės vadovų, elektros linijos jau yra kabeliuojamos, tačiau tai yra brangu. Pigesnė siūloma alternatyva yra 10 metrų atstumų nuo linijų šalinti aukštesnius nei 10 metrų aukščio medžius. Tai tiesa dar turi būti suderinta aplinkos ministerijoje. ESO taip pat svarsto galimybę įsigyti daugiau dizelinių generatorių, o ministerija
svarsto apie skatinimą juos įsigyti atokiai gyvenantiems gyventojams. Energetikos ministras Dainius Kreivys pažadėjo, kad per artimiausias savaitės bus sudarytas elektros tinklo karštųjų taškų žemėlapis. ESO vadovas teigia, kad labai svarbu geriau pasiruošti ir derinti įvairių institucijų darbą, siekiant operatyviau reaguoti į gedimus. Rokas Masiulis, buvęs susisiekimo ir energetikos ministras bei Klaipėdos naftos vadovas, laimėjo tarptautinę atranką į šalies elektros perdavimo sistemos operatorės Litgrid vadovus. Sprendimą dėl vadovo skyrimo bendrovės valdyba priims 1 vasario pusėje. Iki tol kandidatas bus patikrintas pagal nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos ir korupcijos prevencijos įstatymų reikalavimus. Atrankoje dalyvavo 15 kandidatų, pokalbiai vyko su 11 iš jų. Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės baseine vykdytas bandomosios 60 kW galios plūduriuojančios saulės elektrinės projektas nepasiteisino. Jį vykdžiusios Ignitis grupės bendrovės pranešė, kad projektas nutraukiamas, nes jėgainės konstrukcija neatlaikė klimatinių sąlygų, o dalis išsiardžiusių jos konstrukcijų sukėlė grėsmę hidroakumuliacinės jėgainės įrangai. Dėl to, ar projektas bus stabdomas visai, tai yra įskaitant susijusius tyrimus, bus apsispręsta per artimiausias savaitės. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtino deklaracijos formą, kurią reguliuotojai turės pateikti potencialūs nepriklausomi elektros paklausos telkėjai. Paklausos telkimo veikla – tai subūrimas elektros vartotojų ir gamintojų, kurie už atlygį kolektyviai dalyvauja balansuojant elektros sistemą. Tai yra, elektros tinklo operatoriui paprašius mažina savo elektros energijos vartojimą. Nepriklausomi paklausos telkėjai negali būti susiję su aptarnaujamu vartotojų energijos tiekėju. Ir galiausiai, Lenkija pasitvirtino naują energetikos strategiją. Žalioji energija bendroje šalies energetikos struktūroje iki 2030 metų turėtų augti nuo dabartinių 10 bent iki 23%. Palyginti, ES norėtų, kad dešimtmečio pabaigoje ši dalis siektų 30%. Tikimasi Lenkijos vėjo elektrinių galę nuo 0 išplėsti iki 5,9 gigavatų. Tuo tarpu branduolinės energetikos vystymui ketinama skirti 33,7 milijardo eurų. Už juos iki 2040 metų planuojama įrengti 6 nuo 1 iki 1,6 gigavato galios branduolinių reaktorių blokus. Pirmasis galėtų pradėti veikti 2033 metais. Šiam kartui tiek. Jei tinklalaidė jums pasirodė įdomi, prenumeruokite. Energy Digest rasite bet kurioje podcastų programėlėje. Papasakokite apie tinklalaidę draugams, bendradarbiams, pažįstamiems. Galbūt jiems energetikos naujienos taip pat bus įdomios. Šis podcastas kuriamas to paties pavadinimo naujienlaiškio pagrindu. Jei mėgstate naujienas ir skaityti, o ne tik jų klausytis, laidos aprašyme rasite nuorodą, kurią sekdami galėsite užsiprenumeruoti naujienlaiškį. Kaip ir ne viskas šiame gyvenime, Energy Digest ilgainiui atsiduria socialiniuose tinkluose. Prašyme rasite visas navigacijai reikalingas nuorodas, taip pat ir į Patreon platformą, kurioje galite tapti tinklalaidės rėmėjais. Ačiū, kad klausėtės. Su jumis buvau aš, Naglis Navakas. Iki kitų kartų.